provincijos atkūrimo grupės šeimininkė. Jeigu mes galėtume pritraukti kitų valstybių vėliavas ir dalintis atsakomybę toje pačioje grupėje, mūsų atsakomybės zonoje, tai aš tikrai matyčiau Bendrame užsienio reikalų ir nacionalinio saugumo komitetų posėdėje parlamentarams kilo abejonių, ar Lietuvos diplomatai padarė įpareigojimą patraukti tarptautinius partnerius. Užsienio reikalų ministerijos teigimu būtent ieško donorų ir siūloma daugiausiai, mat finansavimas iš Lietuvos biudžeto palyginti menkas. Iš tikrųjų dirbame su Europos komisija, su savo sąjungininkais Europos Sąjungos šalims narėms, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, Japonija ir dabar visai neseniai su Persijos įlankos šalims Kazachstanu, Azerbaidžanu. Japonija jau atsiuntė savo civilius ekspertus prieš savaitę į mūsų provincijos atkūrimo grupę. Pernai vystomojo bendradarbiavimo projektams Afganistane iš Lietuvos biudžeto buvo skirti 4 milijonai litų. Nors planuota, kad šis mokestis augs, sunkmečių lėšos buvo dar apkarpytos. 2009 metų projektams numatyti tik 3 milijonai. Seime rytoj numatytas svarstyti įstatymo pataisas, kad genetiškai modifikuoti organizmą būtų produktai Lietuvoje būtų draudžiami, iki nepaaiškės jų poveikis žmogui ir aplinkai.